Labas, ta, kuri žiūri. Sveikinuosi su tavim šiandien aptarti tokią temą. 3 raktai tavo vidiniai jėgai atkurti. Ir tai yra 3 nuostabūs dalykai iš tikrųjų tavo energijai, tavo jėgai, tavo ašiai atgauti. Ir pasakysiu dar šalia, kas ir gadina visą tai, ar ne? Bet ne tik apie problemas šiandien, bet ir apie labai aiškius, nuoseklius, praktiškus sprendimus. Tai moterys, su kuriuom dirbu, tikrai yra nuostabios, daug pasiekusios, daug nuveikusios. Karjera, šeima, namai, saviugda, tikrai viskas atrodo važiuoja. Bet čia šiandien pakalbėsiu apie tokius dalykus, kurių mes kartais nepastebim. Papuolam į tokius spąstus, kur atrodo, kad mes darome savo gerą, bet iš tikrųjų savo pakenkiam. Tai 3 dalykai, kurie padeda atkurti savo vidinę jėgą ir iš tikrųjų gyventi savo gyvenimą, savo vietos, pilnai ir savo tempu. Tai numeris 1 yra apsisprendimas lygų energijos susigrąžinimas ir energijos padavimas tavo kūnui, tavo sistemai. Apie ką aš kalbu? Aš labai dažnai matau darbe savo mentorystėj, per kurią vedu moteris, kurios labai neretai ateina dėl kažkokių tai kitokių dalykų ir po to labai stipriai išaiškėja ir partnerystės, santuokos tema mūsų darbo eigoje, tokia kaip didelė darbo dalis, ir ten neretai glūdi toks giluminis neapsisprendimas. Aš čia kalbu apie gilesnius dalykus, kad moteris neretai būna santykyje, gyvena su antra puse arba lieka darbe, bet nėra apsisprendusi jame likti. Tai reiškia, kad aš esu pusė tik kojos, viena koja. Ta moteris galvoja, jeigu jinai nuspręs, kad jinai yra 100% tame santykyje arba tame darbe, čia kaip pavyzdžių sakau, ar ne, save gal atpažinsi kažkokiose kitose situacijose. Moteris galvoja, kad jeigu aš savo pasakysiu, kad aš esu 100% atsakinga už tai, kaip vystosi šitas dalykas ir aš esu 100% šiandien tame, kad tai kažkaip gali nebetobulėti ir negerėti, kad jinai lyg susitaikė su tais kažkokiais dalykais, kurie jos netenkina. Ir tada jinai lieka, sakykime, santykiuose, šiaip kažkokiose poros 10, 20, gal 5, gal 2 metus dvejonėje. O ką daro dvejonė? Kai yra dvejonė, tu lyg viena koja ant vienos kėdės, kita koja ant kitos kėdės ir energija iš tavęs tiesiog iškrenta. Ir toj dvejonėje nėra paramos tavo santykiui. Visa tai, kas aplink mus yra, kas yra energija, ar ne, neremia neapsisprendimo. Tai reikia labai aiškiai suvokti. Tik priimtas sprendimas įtakoja, kad tu gausi energiją tam sprendimui įgyvendinti. Ir tai aš stebiu vėl ir vėl darbe su savo klientėmis. Kai jos padaro sprendimą, nesvarbu kokį, likti ar išeiti, jos gauna sprendimus, tame sprendime jos gauna energiją ir visatos palaikymą, gyvenimo palaikymą, vedimą, tame sprendime tokio kaip pliūpsnį energijos. Nes neapsisprendimas išsekina energiją. Ne tik, kad papildomai jos negauni, bet jis iš tavęs ištraukia tą energiją. Tai jeigu tu kažkur taip pasąmoniniam lygmenį dvejoji kažkokiuose dalykuose, tai žinok, kad tu tiesiog alini save, savo sistemą ir tu kaip ir apvagi save nuo ėjimo į priekį, nes moteris dažnai tiesiog save irgi įkalina tokiuose neteisinguose suvokimuose, kad yra vienas teisingas sprendimas ir kad jam ateis laikas. Čia yra tokia iliuzija. Aišku, reikia padaryti kartais pertraukas, reikia apsvarstyti, pasverti už ir prieš, bet aš labiau kalbu apie tokį kabojimą ir atsakomybės neprisiėmimą, kuris sekina, kuris alina, kuris išstumia iš tavęs resursą ir išteklį.
Ir tu tiesiog, kad ir lieki tame santykyje, ar ne, bet tu viduj esi neapsisprendusi, tu viduj esi nepriėmusi sprendimo žaisti šitą žaidimą full in, pilnom abiem kojom, tu tiesiog bumerangų gauni vėl visą tą nepalaikymą tame santykyje ir tame sprendime. Jeigu moteris priima sprendimą vienaip arba kitaip, jos gauna energijos labai stipriai tą sprendimą įgyvendinti praktiškai. Ir gali judėti per gyvenimą toliau su daugiau energijos. Tai pirmas dalykas - apsisprendimas, lygu energijos susigrąžinimas ir papildomos energijos pliūpsnį. Antras dalykas - tylos ir aiškumo erdvės svarba tavo vidiniai galiai. Tavo vidinė galia ir jėga prasideda ne kai tu daugiau žinai, ne kai tu turi daugiau informacijos, o kai tu išgirsti save, savo tiesą tyloje. Ir čia tikrai atrodo toks paprastas dalykas, bet o dievai, koks jis nepaprastas. Aš pati tikrai pakliūdavau neretai į tuos socialinių tinklų spąstus. Ir dabar darau ilgesnio turinio video specialiai, nes aš nenoriu, kad žiūrėtų mano turinį, kaip pasakyti, emociškai turinį vartojantys žmonės. Ir jeigu tu šitą žiūri, vadinasi, tu gal papuoli į tuos epizodus, tu iš esmės nesi tik emociškai vartojantį trumpą turinį žmogus. Tu nueini ir gilesnio turinio pasižiūrėti. Ir tikrai, ką aš labai labai stipriai matau visuomeniai ir net tarp stiprių moterų, tarp daug pažengusių moterų, kažkoks yra kartais toks įsitikinimas, kad man dar žinių reikia daugiau. Ir dabar tos žinios taip prieinamos ir yra taip į tokius trumpus informacijos paketėlius supakuotos. Tik imk ir valgyk. Tik imk ir valgyk, bet kiek aš galiu suvalgyti. Jeigu dabar suvalgysiu pietus, vakarienės ir pusryčius už 10 metų į priekį, aš nesuvirškinsiu, ar ne? Mano sistema gali suvirškinti tik tam tikrą informacijos kiekį, tik tam tikrą maisto kiekį. Ir jeigu aš tiesiog vartoju viską, bele ką, apie viską, ką aš padarau savo sistemai, tai įvedu tik daugiau chaoso, daugiau nesusipratimo, daugiau nežinojimo. Nežinojimo aš įvedu daugiau, o nežinojimo aš įvedu daugiau, ar ne? Tai tikrai informacijos daugiau nereiškia, išminties daugiau nereiškia, kad aš žinosiu geriau, tai tiesiog veda į tokį pasimetimą ir į triukšmą galvoje. Tai iš to siekio savo padaryti geriau, kartais mes tiesiog užminam ant to grėblio ir savo labai svarbu priminti, kad nuo to grėblio nulipti, ar ne, jau geriau vartoti kažkokį turinį kaip YouTube, ilgesnius video, tikslingiau, ko man iš tikrųjų reikia, paklausti savęs, kodėl aš žiūriu tai, ką žiūriu, ar ne, ir tiesiog vesti save kuo daugiau per savo tokį savistabą, kuo daugiau į tylą, į aiškumą, kad aš išgirščiau, o ką man su ta informacija, kur aš jau turiu daryti, nes pasitikėjimas savim, vidinė jėga užaugina veiksmas, žingsnis, įkūnyta informacija ir įveiksminta informacija, kuri tampa tokiu tikru tavo pagrindu, pamatu. Ne kažkokios žinios žinelės, kurių daug privalgiai ir va čia visur prikšai, jos padaro didžiausią pokytį, o tai, kokias tu žinias paėmei, kad ir nedaug, ir perleidai jas per visą savo sistemą, o tai reiškia, kad tu ir veiksmą padarai su tom žiniom. Ir mentorystė irgi tą labai stipriai matau, kad moteris būna išmokusios tą informaciją tiek daug vartoti, bet jos pamiršo, ką reiškia apgyvendinti tą žinias ir informaciją savo kūne, savo gyvenime, savo viduje, kad tai pataptų tuo, kuo jos gyvena. O mentorystėje mes tai ir darom. Tos žinios ir informacija nusileistų per visą tavo sistemą ir pataptų tai, kas tu realiai esi, o ne tik tai, ką tu kažkur paviršiui žinai. Tylos ir aiškumo erdvė
tikrai yra vidinės galios šaltinis, vidinės laisvės šaltinis nuo triukšmo, nuo papildomo triukšmo, kuris tiesiog tau yra nereikalingas. Ir trečias dalykas - tai sugrįžimas į savo vietą be lyginimosi. Antras ir trečias tikrai labai susiję, nes lyginamasi tikrai paskatina ir socialiniai tinklai. Tai aš netgi siūlyčiau taip paprastai, kad jeigu tu jauti, kad stipriai lyginiesi su kažkuo, ką stebi, atfollowinti visiškai tą turinį, tiesiog mechaniškai, nes tai tau tikrai nepadeda. Sugrįžimas į savo vietą yra dar vienas raktas, kada vidinė jėga tau sugrįžta ir tu nebebandai būti kažkuo kitu. Kas atsitinka, kai moteris bando tapti kažkuo kitu? Na, įsivaizduokim, Eglė užsimanė patapti beržu, ar ne? Ir jinai, ta moteris iššoko iš savęs, iš savo vietos ir ten vaikšto aplink tą beržą ir nori būti to beržu, kas yra visiškai neįmanoma. Bet kas atsitinka dar, ne tik jinai nepasieks to tikslo, tapti kažkuo kitu negu jinai yra, jinai paliko savo vietą ir tai reiškia, kad tu tiesiog gausi daugiau nestabilumo, nepilnavertiškumo, nevertumo, tiesiog tuštumo pojūtis ateis ir tu sunkiau pajudėsi link savo tikslų, link savęs, nes tu realiai nesi savo vietoje. Eini kito keliu, kito žmogaus keliu, palieki savo vietą ir dėl to jauti tuštumą. Tai labai dažnas atsakas, kodėl gali jausti tuštumą. Pasidalink, ar atliepia tai, apie ką kalbu. Man labai būtų svarbu tavo grįžtamasis ryšys. Tikroji galia atsiranda tada, kai tu atsistoji ant savo žemės. Tiesiog va tokia, iš tikrųjų su savo kojom ant savo žemės. Kai leidi savo būti tuo, kas tu iš tikrųjų esi, savo tempu, savo kryptimi, su savo dovanomis, savo kelioniai. Tai tiesiog, jeigu žiūri, atsakyk savo, kur, kokiose gyvenimo srityse bėgi nuo savo prigimties, bėgi nuo savo dovanų, bėgi nuo savo potencialo ir vaikaisi kažko, kas lyg yra pripažinta aplinkui, ar ne, kas lyg yra sėkmė, kas lyg yra kažkaip to, ko tau dar reikėtų, nes ta sėkmė, kurią tu jau pasiekei, kurios tu vaikeisi, nedavė to pasitenkinimo jau dabar, tai didelė žinutė, kad tikriausiai neduos ir kitas tavo išsikeltas tikslas to pasitenkinimo, jeigu jis ateis ne iš savo stuburo, ne iš stovėjimo ant savo žemės, savo vietoje. Tai trečias punktas yra grįžimai į save, buvimo savimi, be lyginimosi ir tai gražina energiją, tai gražina vidinę ašį. Tai apibendrinant, 3 dalykai, kurie gražina tavo vidinę jėgą, kad tu galėtum eiti per savo gyvenimą laisvai, su pasitenkinimu, su pilnatvės jausmu, su sėkmės jausmu, su pasisotinimu, yra apsisprendimas, yra tyla, kurią tu sau leidi, kad ateitų aiškumas ir sugrįžimas į savo vietą. Kai šie dalykai susijungia, tu pradedi gyventi iš savo vidinio stuburo, ne iš to, ką pasaulis daro, ne iš to, ką pasaulis sako, ne iš to, kur pasaulis eina iš proto, ne iš tos realybės, kurią tu stebi, nes kažkas tai sukūrė, o iš savo tiesos. Tai atveda tave į tavo vidinę laisvę, kurioje tu gali įsikurti, įsišaknyti ir joje likti. Būtent per tai aš palydžiu savo mentorystėje. Jeigu tau rezonuoja, jeigu tau skamba kaip kažkas knibžda, kad tu irgi norėtum arba vieną, arba visus iš tų 3 dalykų susigrąžinti. Ir tau ne visada pasiseka tai padaryti pačiai. Arba norėtum tiesiog įsikurti savo vidinėje laisvėje, kad ir ką tai reiškia tau, arba kaip aš tai apibūdinau, tai gali būti kvietimas tau. Parašyti man žinutę, kad nori įsikurti savo vidinėje laisvėje ir mes kartu galėsim pasižiūrėti, ar tai tavo laikas
Ir ar mano mentorystė yra kelias tau grįžti į savąją tiesą, į savąjį kelią, į savąjį aš. Nes ką aš darau, aš padedu moterims ne tik suprasti, bet ir iš tikrųjų praktiškai perrašyti, ne per daugiau informacijos, bet per visą sistemą perprogramuoti, perrašyti vidinius konfliktus, vidinius įrašus, kad gyvenimas iš tikrųjų keistųsi ir kad ta vidinė laisvė apsigyventų tavyje.